Tai visa instaliacija vadinasi Laimės švieselės ir čia galerijai dabar jų yra 109 objektai, šiaip yra 125, bet dalis neatvažiavo, nes tiesiog sugedo kitose parodose būnant. Bet vis tiek nemažai, ta prasme, yra virš 100, tai jau yra gerai, nes šitam kūriniui kuo daugiau yra tų objektų, tuo yra geriau. Ir kalbant apie tai, kas apskritai yra tie objektai, tai jie visi yra padaryti iš bebro apgraužtų pagalių ir priėjus arčiau galima matyti dantų žymes ant tų pagalių. Aš tos pagalius pradėjau rinkti per COVID-ą, karantino metu vaikščiau daug po miškus ir radau tokią didžiulę bebravietę su milžiniškais nugraužtais medžiais nukritusiais. Bebrai ten aplink juos buvo tokius kanalus išsikasę, užsitvenkę tvenkinukus, urvų prisidarę, žodžiu, tokia kaip bebrų miestelis atrodė. Ir ten aš pradėjau rinkti bebro apgraužtus pagalius, nes jų buvo ten labai daug. Ir iš pradžių aš nežinojau, ką su jais daryti, tiesiog man kažkaip atrodė, kad juos reikia rinkti. Ir tada, kai jau prisirinkau, kažkaip padariau vieną stovą ir tada man pasidarė aišku, kad tų stovų reikia daug. Tai aš stengiausi juos daryti kuo tvariau. Prasme, kad nenaudojau jokių medžiagų, kurios man atrodytų, kad būtų taršios. Tai patys stovai yra padaryti iš bebro apgraužtų pagalių, tai kaip ir bebrų mitybos atlieka, tai aš nepjoviau pats medžio arba nepirkau jo, tai nemokėjau kažkam, kad kažkas kitas nupjautų. Tai šitoj vietoj kaip ir ta medžiaga atsiranda dėka natūralių gamtinių procesų, tada jie sutvirtinti yra augalinio pluošto savaime suyrančiomis per laiką virvėmis, tai vėl nėra naudotas kažkoks plastikas arba sintetinės medžiagos, o augalinis pluoštas. Visa elektros instaliacijos dalis, tai laidai, kištukai ir lizdai lemputėm irgi yra arba antrą kartą panaudoti, arba išgelbėti, ta prasme, tokie, kurie buvo nauji, bet buvo kažkieno nuspręsta, kad nebereikalingi ir buvo planuojama išmesti tos dalykus, tai aš juos paėmiau ir pernaudojau. Tai viskas, kas susijęs su paties objekto konstravimu, yra maksimaliai tvaru ir kažkaip sąmoningai siekiama kuo labiau ekologiškai draugiško aplinkai šitoje vietoje. Ir tada aš į tą stovą įsuku disko lemputę ir tada visa ta pastanga nusibraukia. Nes tos lemputės yra gamintos Kinijoje, tai reiškia vien jau tai, kad transportavimas yra tolimas, tai yra taršu, tada pati lemputė, tai pigi elektronika, jos gamyba yra neįtikėtinai tarši, atsiranda ir etinių klausimų, nes neaišku, ar kokiamis sąlygomis žmonės gamyklose dirbo ir tas lemputės gamino. Tada toje lemputėje yra panaudotos kelios rūšys plastiko, tai reiškia, kad jinai yra arba labai sunkiai perdirbama, arba išvis nebeperdirbama. Ir iš esmės jinai yra labai trumpalaikė, jos veikimo laikas yra trumpas, nes kokybė yra prasta. Tai iš esmės viskas apie ją, galvojant iš ekologinės perspektyvos, yra blogai. Bet jinai sukuria lengvumo ir žaismingumo pojūtį. Tai atsiranda tokia priešprieša tarp to, ką jinai tarsi transliuoja ekologijos kontekste ir to, kokį įspūdį sukuria žiūrovai.